Sunkios rungtynės buvo šiandien. Nusimatė sunkios, kad bus su Jonava, čia turbūt visą laiką jau čia yra. Nebūna lengvai. Taip, kad pirmą kėlinį, kai sužaidėm, turėjom keletą progų, neįmušėm. Tai antras kėlinys irgi parodė tą, kad iš tikrųjų sunku yra ir kai kurie žaidėjai, ypač, ką noris pasakyti, kad Klevas, Klivinskas gavo traumą, reikėjo persėsti žaidėjus, pasišėmėm iš vidurio Daunoravičių, biškai įsiderino žaidimas, nes jisai daugiau kaip vidurio saugas yra. Įsiderino žaidimas ir jau tokias buvo pavojų, kad ir prie mūsų vartų, kad ir galėjome ir pralaimėti. Aš skaitau, kad rungtynės tokios apylygės ir jie galėjo laimėti ir mes, jeigu paskutiniam čia minutėm tušius vartus pataikytų 1-0 mes laimėtumėm, jie turėjo progų. Skaitau, kad tokios galbūt sunkiausios rungtynės čia Kėdainiuose. Nors buvo rungtynės su Trakais, kur pralošėm, bet nebuvo tokios sunkios. Matėt, ir nervų karas, ir baudų daug. Rungtynės, kai ir visada būna tarp tų tokių mūsų aplinkinių rajonų visą laiką įtemptos, visą laiką įdomios. Kas pavyko, kas nepavyko, išvyko į taškas, viskas tvarkoj.